Sveiki, tai šiandien kalbuosi su Aurimu Meliausku, žmogumi, net 20 metų dirbančių premium automobilių pasaulyje ir šiandien atstovaujančių Porsche Lietuvoje. Tai Aurimai, nuo ko pradėjote ir savo kelią premium automobilių versle? Sveiki. Kelias turbūt prasidėjo kaip ir pas daugumą jaunuolių prieš 20 metų, mano atveju tai buvo, o prasidėjo viskas dar anksčiau, nuo plakato ant sienų ir svajonių ir gilinimas į svajonių automobilius. Tai Nuo vaikystės jau buvo. Nuo vaikystės, tai yra aistra automobiliams, tuo metu mano amžiaus paaugliams tai buvo labai aktualu, vienas iš pagrindinių tokių interesų objektų. Automobiliai ir geri automobiliai. Aurimai, net 20 metų patirtį turi premium automobiliuose. Tai ką supratote per visą tą laiką apie pinigus ir žmonės? Galiu pasakyti, kad per tuos metus daug kas pasikeitė ir jeigu prieš 10 metų tipinis mūsų pirkėjas buvo 50 metų maždaug verslininkas arba brangus specialistas kaip advokatas ar plastikos chirurgas, tai šiais laikais viskas pasikeitė. 20 metų jau žmogui yra norma nupirkti Porsche. Šiais laikais nėra ribų su amžiumi. Šiais laikais sėkmingų žmonių gali būti ir 24, ir 35, ir 64 metų. Tai amžius nėra riba ir socialinis statusas. Jis nebėra taip, kad tik tai verslininkas gali įsigyti tokių automobilių. Tai lengviau įperkamas Porsche. Aš pasakyčiau kitaip, gal daugiau sėkmingų žmonių iš skirtingų sričių. Ir kaip smagu, kad matom tikrai daug ateinančių naujų veidų, kurių mes galbūt nežinom iš viešosios erdvės ir kurie yra sėkmingi ir jau kažką pasiekę. Aurimai, o ką po tiek metų premium versle pasaulyje supratote apie sėkmę? Kaip jūs įsivaizduojate sėkmę? Ar pavyzdžiui, ar nupirkęs Porsche žmogus jau skaitosi sėkmingas? Aš manau, kad tai nėra, kad sėkmės kažkoks faktorius netapsi sėkmingu nusipirkęs Porsche automobilį. Galbūt čia daugiau sėkmingi žmonės, kada jau kažką nuveikia gero ir produktyvaus, tada gali sau leisti nusipirkti Porsche automobilį. O pats automobilis jis netampa raktu į sėkmę. Bet Aurimai, vis tiek taip gal ir gali skambėti naiviai, kad jūs jau turit 20 metų patirtį, jūs atėjote, bet kaip jūs ėjote ir kaip atėjote iki tokio kelio, nes aš galvoju, kad aš noriu dirbti Porsche ir rytoj aš negaliu būti pardavimo vadybininkas, turbūt reikia nuo ko pradėti. Na taip, reikia patirties kažkokios bent jau minimalios, nes aš pats puikiai atsimenu, kai pradėjau savo darbą ir dirbau dar su kitų premium ženklų ir pirmi mėnesiai buvo tokia kaip romantikos stadija, kai žiūrėjau, kaip kiti labiau patyrę kolegos bendravo su žinomais žmonėm, parduodavo jiems automobilius, po to vykdavo gražios atidavimo ceremonijos ir taip galvojau, va tuo ir man taip pat bus, bet praėjo 3 mėnesiai ir atėjo toks kaip suvokimas, kad nieko panašaus tam, kad taip atsitiktų, reikia įdėti labai daug darbo ir pastangų. Bet tai darbo tai tikslingai, nes, o tai, vis tiek, kur man reikia pradėti dirbti, kad įsitvirtinčiau Porsche? Gal bendrai kalbėti apie automobilius ir apie prabangos verslą. Prieš tai nepakenktų bendra pardavimų patirties, kad suprasti, kaip veikia pats pardavimo procesas ir po to žiūrėti, kaip čia ugdyti įgūdžius ir tada palaipsniui ateiti iki prabangos prekių. Kaip prabangos prekių pirkėjai, jie galbūt nėra labai pretenzingi tam aptarnaujančiam personalui, bet lūkestis, kad jie bus aptarnauti gerai, vis tiek jis niekur nedingsta. Tai labiau seksis tam žmogui, kuris turi tinkamus įgūdžius, geras bendravimo manieras. Bet jūs paminėjot, kad įgyti praktikos pardavimuose, o tai būtent kur ar kaip geriausiai? Man visada patinka žiūrėti, kaip dirba, pavyzdžiui, prabangių viešbučių aptarnaujantis personalas ar restoranuose. Jie irgi yra lygiai tokie patys pardavėjai kaip ir mes, parduoda
parduoda patirtis, parduoda prekes, tas elgesys su to prabangos segmento klientais ten yra labai gražiai matomas ir iš jų pačių irgi kartais gali pasimokyti. Aurimai, o vat toks praktinis klausimas, kodėl nėra galimybės tiesiog internetu užeiti Porsche internetinį puslapį ir užsakyti modelį tokį kaip Porsche 911 G3 RS. Kodėl RS-o realiai nėra galimybės nusipirkti Lietuvoje? Pradėkime, bet jis šiuo metu jo gamyba sustabdyta kol kas, jis nebėra gaminamas. Nėra gaminamas? Jo, dabar gamyba sustabdyta. O kodėl taip yra? Tai yra modelis, kurio negamina jau pastoviai, kaip būna laikotarpis. Apribotas laikotarpiu, o kitas dar dalykas tai yra tai, kad Porsche vadovavosi filosofija pagaminti vienu automobiliu mažiau, negu reikia rinkti. Tai kad susidarytų tos... Kad nebūtų pertekliaus. Dar kitas dalykas, kalbant apie internetą, mes esame labiau už gyvą bendravimą. Kai būna vaistų reklamoje, matom užrašą, prieš pirkdami pasitarkite su gydytoju arba vaistu. Tai čia, aišku, juokas, bet norėtųsi vis tiek pabendrauti su žmogum, kuris renkasi tokį automobilį, apie tai, kodėl jam reikia ir įsitikinti, kad jo įgūdžiai irgi yra tinkami. Dažniausiai... Tai ta prasme, jis žmogus gali būti nepasiruošęs vairuoti sportinį automobilį, ar jo nesuvaldyti? Gali būti ir taip, kad geriausia, kai jis natūraliai evoliucionuoja pats kitokį automobilį, turi patirties prieš tai kitokių sportinių automobilių vairavimą ir tada pasiekia ten tą lygį. Tokį lygį kartais padeda ir mūsų kolegos pasiekti, kurie veda Porsche Direct Experience projektus ir tobulina vairuotojų įgūdžius. Bet gerai, Aurimai, bet vis tiek Lietuvoje, kai ateina žmogus pasižiūrėti ar nusipirkti Porsche, tai dažniausiai lietuviai renkasi jau esamus modelius, sandėly naujus, ar laukia su išskirtinė komplektacija, kai juos pagamins. Labai įvairiai. O priklauso nuo rinkos ciklo. Prieš 4-5 metus buvo tokia situacija, kai automobilių trūko ir mes salone tiesiog nardėdavome. O kiek laiko gamina automobilį? Priklausomai nuo modelio, tai įprastai tai kažkur nuo 3 iki 6 mėnesių. Per 3 mėnesius gali pagaminti? Priklausomai nuo modelio. Tai gerai, jeigu žmogui nepatinka juodas interjeras, tai jis lauks, užsakinės naują, ar dažniausiai prisitaiko lietuvių prie juodo interjero? Aš taip sakyčiau, kad pusė pirkėjų renkasi automobilius iš salono, likusi pusė užsisako pagal savo poreikį. Aurimai, ar tiesa, kad Porsche yra daugiau automobilis sportiniam važiavimui, bet ne komfortiškam, kad net girdėjęs, kad visuomenė sako, kad Porsche negali važiuoti komfortiškai, tai tiesa? Čia tikrai mitas. Aš manau, kad mūsų gamintojas yra gerai subalansavęs sportiškumą su komfortu ir valdomumu. Tai tikrai šiuolaikiniai automobiliai yra tiek skirtingų klasių, tiek keturduriai sportiniai automobiliai, tiek viduriai. Manau, kad šiandieniniai automobiliai yra komfortiškiausiai iš visų, tuo pačiu... Išgautas geriausiai balansas. Taip, iš visų, kas buvo iki šiol gaminti ir tuo pačiu išgautas geras balansas su valdomumu ir komfortu. O kuris, turbūt Porsche Cayenne geriausiai kontroliuoja tą sportą ir komfortą? Čia sunku atsakyti, kiekvienam tai yra individualu, kiekvienas pirkėjas yra skirtingas ir su skirtingais poreikiais. O koks populiariausias Lietuvoje yra Porsche automobilis modelis? Šiai dienai tai yra Cayenne. Tai galbūt mūsų tokia regiono specifika, kad pas mus dažnai būna ir žiemų su daugiau sniego, kaip praeitą žiemą buvo. Lygiai taip pat kažkam galbūt reikia sutalpinti praktiškus poreikius į automobilį, tai dėl to Cayenne'as šiai dienai populiariausias. Bet Aurimai, viskas atrodo, gal skamba, kad jūsų kelias yra rožėm plotas, bet kokia buvo didžiausia patirta klaida? Vis tiek manau, kad
buvote nudegęs nors vieną kartą, nes dažniausiai, kaip ten sakoma, dažniausiai rimtas verslininkas yra tada, kai patiria mažiausiai vieną bankrotą. Tai ar jums toksai yra buvęs? Gal čia tokių gal galimybių mano pozicijose nėra suteikta. Aš viso labo samdomas žmogus, tai kažkaip galim padėkoti aukštesnėm jėgom, kad iki bankroto nenuvariau įmonės. Bet šiaip turbūt visų pardavėjų klaida, kol jie, kad jie vadovaujasi stereotipais ir nuostatom. Tai ką tikrai išmoksti per savo darbą, nereikia vadovauti stereotipais, kažkokiais, kad šis žmogus pirks ar nepirks. Šiai dienai, pavyzdžiui, mūsų pirkėjas jis gali atrodyti visai ne kaip pirkėjas. Paprastai ateina apsirengęs, kaip atrodo, nelabai, bet nuperka. Taip, tai šie laikai skiriasi to, kad turtingas žmogus gali būti laisvas ir... Nebūtinai rengsis gražiai. Kaip jis gal gražiai, jis tiesiog jam tai patinka ir jis nesitaiko prie kažkokių apibrėžtų rėmų. Bet, Aurimai, kas šiame darbe yra sunkiausia? Nu, vat, gal žmogus nemato iš šono, atrodo, kad jūs dirbat, einat į darbą, išgeriat kavos, pasėdėt, parduodat modelius, išvažiuojat. O, nu, vat, kas sunkiausia? Ar susidurėte su kažkokiais sunkumais? Aš tikiu, kad anglių kasykloje žmonės dirba sunkiau negu pas mus, bet kažkada prieš 10 metų vienam renginį buvo tokia situacija, kad sutikom vieną klientę vienam renginį, o po mėnesį sutikom kitame renginį. Tai ir iš jos išsprūdo tokia frazė, kad jūsų darbas toks smagus, pas jūs vien tik renginiai ir šampanas. Tai galiu pasakyti, kad taip nėra. Tai mūsų darbas yra toks, kad yra daug bendravimo su žmonėm, daug skambučių. Jeigu tai yra pardavėjas, tai yra pasiūlymų, kaip ir bet kurio kito pardavėjo darbe, tai yra lygiai toks pats darbas, sunkus ir tas rezultatas nėra lengvai pasiekti. Reikia daug dirbti? Reikia daug dirbti. Aurimai, o vat, nuo ko pradėti jaunam žmogui, vat, norint tapti gal kaip jūs? Vis tiek, jūs jau, vadinkime, esate įsitvirtinęs, bet tai padaryti tikrai, nu, ne pirmą dieną taip mano, tai kaip apskritai taip galima? Tai... Aš manau, kad reikia pradėti nuo to, kad pasižiūrėti, kas patinka, kas darbas, kuris būtų širdžiai mielas ir kuriam galėtum atiduoti. O tai gerai, Aurim, man patinka automobiliai, ne, tai ką man daryti? Tai, nu, aišku, vėlgi, vienas gal nori dirbti taisyti automobilis, o aš noriu pardavinėti automobilis, bet tai vis tiek yra, nu, susijęs su automobiliais, tai kur man vis tiek reikia judėti, kurią dirbti? Tai jūs pradėkime nuo pardavimų, kad mokintis pardavimų patirties ir jeigu iš tikrųjų remintis mano patirtimi, aš pradėjau nuo pardavėjo tai kitų prekių ir norėdamas būti be automobilių pardavėjų kažkada atėjau į automobilių pardavėjus. Tai o studijuoti geriau pardavimus ar, ar verslą, ar apskritai patarė žmogui studijuoti, ar tokių kaip jūs galima tapti apskritai be studijų, eini ir darai? Aš gal nesu kažkoks etalonas, bet kokiu atveju jaunam žmogui tikrai palinkėčiau studijuoti ir įgyti aukštąjį mokslą. Jūs studijavot? Studijavau. Kur studijavot? Vilniaus universitete. Ir tik tai galiu pasakyti iš patirties, kad kai dalyvauju nemažai atrankų, žmonės atrinkinėja į darbo poziciją, įvairias pozicijas, tai tikrai matosi, kad žmonės su aukštuoju išsilavinimu, jie kitaip dėlioja mintis, kitaip galvoja ir manau, kad šiais laikais daugiau sėkmės gali susilaukti išsilavinę žmonės. Tai jūs patarėt studijuoti? Aš patariu. Aurimai, o, nu gerai, ką tik pakalbėjome apie studijas, bet patarimas. Koks būtų jūsų patarimas žmogui, kuris nori, nu, minėjote, kad jūs nesate etalonas, gal jūs man esate būtent tos srities, kurios aš noriu, tai ką patarėt žmogui, nes, nu, nuo kažko dar reikia pradėti vis tiek. Nuo kažko reikia pradėti, tai jeigu žmogus baigia mokslus, išsilavinęs, tai kaip kažkiek jau vis lengviau patenka į darbo rinką, bet tokiu atveju mes turim
kad ir apie mūsų įmonę mes turim daug skirtingų atėjimų į mūsų komandą. Kažkas nuo žemesnių pozicijų ateina, nuo skyriaus asistento ir taip patampa, jeigu apie tą pačią pardavėjo poziciją, tai pažįsta įmonę iš vidaus ir daug kur dalyvauja renginiuose, organizuojame. O jeigu paimtume pavyzdį, Aurimai, pavyzdžiui, pardavimo vadybininkas, ne? Už ko jis uždirba? Ar jis turi nuolatinį atlyginimą, ar gauna procentą nuo parduoto automobilio? Aš manau, kad geriausios praktikos rodo, kad žmogus dirbantis už procentus pasiekia geriausius rezultatus. Jeigu, tai tada motyvuotas parduoti. Kaip tada jis motyvuotas daugiau parduoti, nes kiekvieno pardavėjo sėkmės, kaip ir tas faktorius yra vienas dalykas, kad mėgstamas darbas, o kitas dalykas yra alkis. Tai tas alkis siekti daugiau, alkis pergalių, rezultatų, jis visada padeda pasiekti geresnius rezultatus. Aurimai, o kokį automobilį jūs pats rinktumėtės vairuoti iš Porsche? O turbūt priklausytų nuo situacijos, o galėčiau rinktis ne vieną. Galit rinktis ne vieną. Tai tada rinkčiaus ne vieną. Ne vienas. Matau, Aurimai, labai dėkui, kad jūs sutikote filmuotis. Man tikrai buvo labai įdomu, išskirtinė patirtis, išskirtinis žmogus. Tai tikiuosi, kad kažkam bus įdomu ir susitiksime neužilgo. Dėkui. Ačiū.